mane dar kartą visi sveiki, tai mane kaip ir pristatė, bet esu Vilniaus universiteto vaikystės pedagogikos pradinės, būtent pedagogikos srities, tai 4 kurso studentė Agnė Teresevičiūtė. Ir šiandien jums norėčiau pristatyti praktikos metu atliktą orientacinių gebėjimų ugdymą 2 klasėje ir būtent analizuojant proceso dalyvių patirtis. Tai būtent mano temos aktualumą pagrindžia įvairūs tyrimai, kurie kalba, kad orientacinės veiklos stiprina erdvinį mąstymą ir pažintinius gebėjimus, kurie jau pradedami yra ugdyti iki mokyklinio amžiaus vaikams ir toliau yra tęsiama ir pradinėme ugdyme ir vyresnėse klasėse. Būtent mokantis už klasės ribų susidaro geresnės sąlygos patyriminiam mokymusi, kuris yra svarbi dalis erdvinio mąstymo ir orientavimosi aplinkoje gebėjimų ugdymusi. Tai mes, kaip ir visi žinome, orientuojamės visur kiekvieną dieną, eidami į bet kokį pastatą, veiklą ar renginį. Ir vaikai nuo mažens turi suprasti, kur jie yra ir kaip nusigauti net iki tos pačios mokyklos ar darželio. Tik darželį tikriausiai dar eina su tėveliais. Taip pat labai svarbu yra žemėlapių skaitymas ir jisai siejasi su problemų sprendimu ir kritiniu mąstymu. Tai apie kritinį mąstymą kalba labai daug skirtingų mokslininkų ir mes skaitydami įvairią informaciją turime suprasti ir atsirinkti, kas yra iš tikrųjų tiesa, o kas yra melas. Ir tai ugdome jau nuo 1-2 klasės. Ir būtent visos veiklos orientacinės buvo grupėse. Ir būtent grupinės tyrinėjimo veiklos skatina bendradarbiavimą ir gilesnį mokymąsi. Tai labai svarbu yra išskirti, kokie yra orientaciniai gebėjimai, tai ekrane galite matyti jų struktūrą. Ir būtent vienas iš pagrindinių aspektų yra orientavimasis aplinkoje ir navigacija, erdvinis mąstymas, o erdvinio mąstymo kita labai svarbi dalis yra vietos ir erdvės ryšių supratimas. Taip pat yra labai svarbus ir žemėlapių skaitimo, ir analizės gebėjimai, praktinis orientavimas ir gebėjimų taikymas. Ir visi šie gebėjimai yra tarpusavėje susiję. Jie ugdomi per praktinės veiklas, o tyrimai taip pat rodo, kad didžiausias mokymosi pokytis pastebimas būtent per praktinių veiklų atlikimą ir todėl savo darbe pasirinkau orientacinį žygį kaip būdą šiems gebėjimams ugdyti. Tai mano tyrimo tikslas ištirti 2 klasės mokinių orientacinių gebėjimų ugdymo galimybės orientacinio žygio metu, analizuojant ugdymo proceso dalyvių ir pradedančiosios mokytojas patirtis. Tai orientacinis žygis vyko Vilniuje ir jame dalyvavo 19 2 klasės mokinių. Veikla buvo organizuojama grupinio darbo principu, kaip ir anksčiau minėjau. Mokiniai buvo suskirstyti į 4 heterogeninės grupės, po 4-5 asmenis. Tai visose grupėse buvo tiek berniukų, tiek mergaičių ir jie visi vienoje grupėje buvo skirtingo lygio mokinių. Jie vieni kitiem galėjo padėti atlikti tas užduotis. Ir už veiklos įgyvendinimą ir mokinių saugumą buvo atsakingos 2 mokytojos, kuravusios po 2 grupės. Tai čia ekrane taip pat galite matyti orientacinio žygio žemėlapį. Tai kiekviena grupė gavo po vieną tokį žemėlapį ir iš viso buvo 11 stotelių. 2 grupės gavo būtent tokį maršrutą, o kitos 2 grupės gavo kitokį maršrutą. Tai jos vienu metu nesusitikdavo. Ir tokiu būdu buvo daugiau galimybių vaikams pažinti tas aplinkas ir geriau įsigilinti. Ta prasme, nes jeigu būtų visi 19 mokinių vienoje erdvėje, tai labai yra sunku ir pamatyti, ir nufotografuoti, ir pačiam įsiaiškinti, o to labiau vaikai vieni kitus girdi, tai jie tada tikriausiai nebūtų atlikę taip giliai tų užduočių, o būtų tiesiog surašę vienu nuo kitų. Tai čia galite matyti būtent orientacinio žygio stoteles. Tai kaip ir minėjau, buvo 11 stotelių, o jos plačiau yra aprašytos mano straipsnėje, o aš norėčiau išskirti būtent 4, kurios galbūt ryškiausiai atskleidė skirtingus vaikų patyrimus ir mokytojus. Tai pirmoji stotelė tai buvo Vilnelės upė ir mokiniai naudodamiesi išmaniaisiais įrenginiais, tai telefonais,
turėjo sužinoti, kur ji prasideda ir koks jos ilgis, nustatyti, kuriame Vilnelės krante įsikūręs taikomosios dailės muziejus. Tai labai buvo džiugu, kad visos grupės, naudodamosios išmaniosius telefonus, teisingai rado upės pradžios vietą ir upės ilgį. Tai galima džiaugtis, kad jau antroje klasėje tikrai mokiniai moka ieškoti informacijos, nesudėtingos informacijos. Tačiau visoms grupėms buvo sunku nurodyti, kurioje upės pusėje yra taikomosios dailės muziejus. Tai jis buvo kairėje ir tik 2 grupės iš 4 su mokytojos pagalba atliko šią užduotį. Tai aš kaip pastebėjau, kad vaikai tikrai nežino, kaip sužinoti tą krantą, tai atlikome tokią kaip praktinę veiklą, tai atsistojame palei upės srovę ir tada kairė ranka rodo kairįjį krantą, o dešinė ranka rodo dešinįjį krantą. Ir taip tada mes nustatėme, kad būtent taikomosios dailės muziejus yra kairėje pusėje. Ir būtent ši pirma stotelė mokiniams sukėlė labai daug džiaugsmo, nes jie niekada net nepagalvojo, kad mes galime tokius paprastus dalykus tiesiog mieste tyrinėti, kurioje upės pusėje yra kažkoksai pastatas. Ir jie po to labai taip gerai nusiteikė į tas veiklas ir tikrai norėjo jas visas atlikti ir jau pradėjo pasakoti, kaip tėvam papasakos, kaip nustatyti upės krantą. Ta prasme, tikrai vaikai labai daug emocijų patyrė. Trečioji stotelė buvo paminklas Dobužinskiui. Tai jis buvo nutapęs Tilto gatvę ir ją irgi galite matyti ekrane. O kita nuotrauka tai yra realus vaizdas šiandien. Tai realus vaizdas gruodžio pradžioje. Tai vaikai turėjo palyginti, kuo skiriasi Tilto gatvė dabar ir nuo paveikslo. Ir įvardinti bendrus skirtumus. Tai taip pat galite matyti nuotraukas, kaip vaikai stovi šalia paminklo, kaip jie bando palyginti. Ir iš tikrųjų vaikai įvardino labai skirtingus skirtumus. Ir jie būtent įvardino, kad pasikeitė pastatų vieta. Jie pamatė, kad kai kur nebėra medžių, jie pamatė, kad gatvės yra kitokios. Ir iš tikrųjų vaikai labai gerai palygino. Pagal savo amžių jie tikrai pastebėjo labai daug skirtingų tų pokyčių ir tikrai buvo labai susidomėję, o ir kita mokytoja šitą veiklą pamačiusi gyvai sako, wow, aš net nežinojau, kad mes Vilniuje turime tokį paminklą ir kad galima va šitaip palyginti. Tai 5 stotelė tai buvo Vilniaus katedros varpinė ir ši užduotis truputėlį skiriasi nuo kitų, nes buvo integracija ir su matematika. Tai mokiniai turėjo suskaičiuoti kelių aukštų būtent Vilniaus katedros varpinė yra, kiek langų turi, kiek dabar valandų rodo varpinės laikrodis ir turėjo nustatyti, ar laikas sutampa su jų planšetinio kompiuterio rodomu laiku, tačiau naudojamės telefonais išmaniaisiais. Tai mokiniai taikė iš tikrųjų skirtingus skaičiavimo būdus ir skirtingas strategijas, ką buvo labai įdomu pastebėti, nes vaikai patys turėjo koordinuoti darbą ir susitarti, kaip jie suskaičiuos, kiek yra aukšto. Tai vieni mokiniai pasidalino, kad vienas grupės narys skaičiuos, kiek langų yra pirmame aukšte, kiek langų yra antrame aukšte, trečiame ir ketvirtame ir tada jie visus tuos langus sudėjo, o kitos grupės skaičiavo viską. Kiekvienas vaikas suskaičiuoja visus langus ir tada jie lygino tuos skaičius, kurie skaičiai yra panašiausi ir pagal tai jie parašė savo atsakymus. Ir rezultatai iš tikrųjų skiriasi, grupės labai skirtingai nurodė, kiek yra aukštų ir kiek yra langų. Ir juos iš tikrųjų klaidino sudėtinga pastato struktūra, todėl kad tai nėra tipinis pastatas, kadangi viename aukšte nėra išdėstyti langai tik tai vienoje linijoje, kai kurie langai yra žemiau, kai kurie langai yra aukščiau, tačiau dauguma bent jau į intervalą pataikė. Tai netikėtas atradimas buvo vaikams, tai kad laikrodis turi tik valandinę rodiklę, o kita rodiklė rodo mėnulio fazę. Tai todėl kai kurių grupių išmaniuosiuose telefonuose rodomas laikas nesutapo su Vilniaus katedros varpinės rodomu laiku. Tai viena grupė atvyko lygtais po 10:20 minučių ir mėnulio fazė buvo kaip tik ties 20 minute, jeigu mes galvotume, kad tai yra minučių rodiklė. O kita grupė atvyko po 30 minučių ir jie tada mato, kad jų išmanieji telefonai rodo be 10 minučių 11, o mato, kad laikrodis rodo po 10:20, bet tai yra netiesa, nes jisai rodo tik valandinę rodiklę, o kita yra mėnulio
fazės rodiklę, tai grįžus į klasę aptarėme šitą niuansą ir vaikai tikrai juos ta užduotis skatino mąstyti ir diskutuoti ir kelti klausimus, nes tikrai vaikai nesitikėjo, kad būtent ta kita rodiklė nebus minučių, o bus nuo 0 fazės. Tai 6 statelė būtent buvo plytelės stebuklas, gal irgi esate matę. Tai užduotis buvo kiekvienam vaikui atsistoti ir apsisukti keletą kartų ir sugalvoti norą. Ir po kelių mėnesių grįžus į klasę, aš mokinių paklausiau, kokius jie norus sugalvojo, tai kai kurie mokiniai nenorėjo dalintis, nes dar norai nebuvo įsipildę, bet kai kurie pasidalino. Tai buvo tokių norų, kad aš prašiau šuniuko, aš norėjau, kad šuniukas pasveiktų, aš norėjau gauti maikę, o būtent vienas mokinys pasidalino. Mano noras jau niekada neįsipildys, mano močiutė jau niekada nepasveiks. Ir iš tikrųjų, tie norai buvo labai skirtingo pobūdžio. Tai vieni buvo materialūs, kaip ir galima pastebėti, vaikai būtent prieš kalėdinį laikotarpį, tai irgi labai įdomus sutapimas, kad prieš kalėdas šitą veiklą darėme ir čia kaip ir stebuklų metas ir vieni vaikai nori dovanų, materialių dalykų, o kiti vaikai jau pradeda galvoti ne tik apie save, bet ir apie savo artimuosius, kurie taip pat gali būti ne tik žmonės, bet ir augintiniai. Ir būtent ši užduotis skatino empatiją ir socialinį sąmoningumą ir leido man kaip mokytojai pamatyti, kad įvairios veiklos tikrai gali, su tinkama diskusija gali pasiekti tam tikrą emocinį lygį ir skatinti vienas kito išklausymą ir supratimą. Tai apibendrinant, norėčiau skirti kelias stipresias veiklos puses. Tai iš tikrųjų pavyko įtraukti mokinius rinkti informaciją apie istorinius, kultūrinius ir gamtinius Vilniaus objektus, lavinti mokinių pastabumą, atidumą ir stebėjimo įgūdžius, padėti mokiniams užmegzti santykį su aplinka ir jos objektais ir suburti mokinius komandiniam darbui ir išlaikyti aktyvų jų dalyvavimą atliekant praktinės užduotis grupėse. Tačiau veiklų metu galima buvo pastebėti ir tobulintinų pusių, tai kai kurių užduočių formuluotės būtų teisinga pataisyti, nes antrokams kartais būdavo per sunku perskaityti užduotį sudarytą iš kelių dalių ir kiekvieną užduoties punktą būtų naudinga įskirti atskirų kažkokių ženklinimų ir rengti dar labiau struktūruotas užduotis. Taip pat suaugusių dalyvaujančių žygyje skaičius, tai vienam mokytojui dirbant su 2 grupėm vienu metu sumažėjo galimybė stebėti, kaip mokiniai mokosi, kaip samprotauja ir sprendžia problemas. Tai esant galimybei reikėtų kviestis mokinių tėvelius, kolegas, kad ugdomosios veiklos organizatorė galėtų susitelkti ties mokymosi proceso stebėseną. Tai ačiū už jūsų dėmesį. Taip, sveiki, aš dar kartą prisistatysiu, aš esu Diana ir mano pranešimo tema šiandien yra mokymasis taikant stebėjimo metodą pradinės mokyklos 2 klasėje. Tai iš pradžių truputėlį pateiksiu stebėjimo metodo tokių teorinių įžvalgų, o vėliau keliausime jau prie atlikto tyrimo ir stebėjimo su mokiniais. Tai mokslinėje literatūroje teigiama, kad stebėjimas buvo pradėtas naudoti dar prieš 3000 metų, kuomet žmonės dangaus stebėjimus atvaizduodavo savo piešiniuose. Tai stebėjimo metodas tikrai yra patikrintas amžiaus. Apie šio metodo kaip mokymo metodo veiksmingumą kalbėjo ir žymus pedagogikos klasikai, tokie kaip Komenskis, Pestalozis ir Diestervegas. Tai tiek Komenskis, tiek Pestalozis teigia, kad stebėjimas yra pažinimo pagrindas, kuris skatina mokinius pažvelgti atidžiau į objektų ar reiškinių esmę, ugdo pastabumą ir judėjimo organus. Šiomis dienomis stebėjimas suprantamas kaip supančio pasaulio pažinimo procesas, kuris apima tyrimą, analizę ir duomenų apibendrinimą.
Tai stebėjimui atlikti reikalingi žmogaus pojūčiai be abejonės ir papildomos priemonės, kurios priklauso nuo stebėjimo tikslo. Tai štai čia pateikiau tokią schemą, tokią gal perėjimą nuo kasdienio prie mokslinio stebėjimo. Tai kaip žinoma, jaunesnio amžiaus mokiniai vis dar yra kasdieniai stebėtojai ir dar negeba atlikti mokslinio stebėjimo, todėl manau, kad labai svarbu įvardinti 4 labai svarbius veiksnius siekiant pereiti link mokslinio stebėjimo. Tai pirmiausiai reikalingas įžvalgumas, kuris turi didelę reikšmę mokinio gebėjimui tikrinti hipotezes ir jas argumentuoti. Dažnai jaunesnio amžiaus mokiniai dar nepastebi esminių stebimo reiškinio ar objekto požymių, todėl labai svarbu ugdyti tą įžvalgumą ir nukreipti juos tinkamą linkme. Taip pat svarbus keliami klausimai, kurie parodo mokinio gilesnį įsitraukimą ir skatina pastebėti svarbius požymius bei atrasti ryšius. Be abejonės stebėjimas negali apsieiti ir be stebėjimo užrašų arba kitaip tariant surinktų stebėjimo duomenų, kurie skatina mokslinio samprotavimo gebėjimus bei skatina atrasti ryšį tarp turimų žinių ir įgytos patirties. Ir galiausiai labai svarbus motyvuotas nusiteikimas, kuris lemia susidomėjimą ir skatina dalintis savo potyriais, tai šiuo aspektu mokytojas yra tikrai labai svarbus asmuo ugdyme, nes jis būtent ir yra didžiąja dalimi atsakingas už tą motyvaciją stebėti. Tai mokytojas turėtų pateikti kažkokius probleminius klausimus arba parodyti kažkokius požymius, kurie sukeltų susidomėjimą ir motyvaciją. Tai štai čia pateikiau skirtingus stebėjimo lygmenis. Tai aukščiausias stebėjimo lygmuo yra sistemingas stebėjimas, kuomet stebintysis gali apibūdinti daug reiškinio ir objekto detalių, atkreipia dėmesį į svarbias konkrečias detalės, geba savarankiškai kelti hipotezes, jas tikrinti ir kelti klausimus ir gali aiškiai suprasti duomenis ir tiksliai paaiškinti, ką jie reiškia. Nesistemingas stebėjimas tai yra tuomet, kai vaikas geba apibūdinti stebimą reiškinio ir objektą, tačiau atkreipia dėmesį į neesminės detalės ir kartais praleidžia pro akis esminės svarbias detalės. Taip pat jam iš dalies turi padėti mokytojas, kuris padeda suformuluoti hipotezes ir skatina kelti klausimus. Ir galiausiai duomenų interpretavimas vis dar išlieka iš dalies aiškus, nes dažnai mokiniai atlikdami nesistemingus stebėjimus dar nepastebi pilno vaizdo ir dažniausiai interpretuoja tik tam tikras detalės ir dar pritrūksta įžvalgumų. Ir tuomet turime atsitiktinį stebėjimą, kuomet mokinys nelabai geba pateikti detalių apie stebimą reiškinį ir objektą, negeba savarankiškai kelti klausimų ir tai daro pasyviai arba padedamas mokytojo ir dar negeba interpretuoti duomenų, tik tai juos surinkti. Tai nors atsitiktinis stebėjimas dar nėra priskiriamas moksliniam stebėjimui, tačiau jis yra labai svarbus, nes ir sudaro sąlygas tam mokslinio stebėjimo atsiradimui. Tai būtent ir aš savo kelias antropais pradėjau nuo atsitiktinių stebėjimų, kylant aukštesnių lygmenių ir dar apie tai plačiau papasakosiu. Keliaujant toliau, tai mokinio stebėjimo gebėjimams turi įtakos skirtingi veiksniai. Vieni yra susijęs su mokinio asmeninė aplinka, o kiti yra susijęs su mokytojų ir mokymosi aplinka. Tai pradedant mokinio asmeninę aplinką, tai labai daug įtakos turi tėvų turimos dalykinės žinios, kurias tėvai perduoda vaikams ir skatina vartoti tas gamtamokslinės sąvokas ir padeda pereiti nuo abstrakčių prie konkrečių stebėjimo išvadų. Tai taip pat, kaip matote schemoje, šią vietą sujungiau su išankstinėmis žiniomis, kurios, kaip ir minėjau, yra be galo svarbios atliekant stebėjimus ir siekiant, kad tie stebėjimai taptų sistemingais. Tai šios žinios svarbios tam, kad mokinys apskritai suvoktų stebėjimų svarbą ir suvoktų, kuo svarbus pastebėti požymiai apie objektą arba reiškinį. Ir taip pat svarbu, kad mokinys jau atkeliautų turėdamas bent kažkiek praktinių gebėjimų ir gebėjimų kritiškai mąstyti. Tai svarbu, kad jis mokėtų naudotis įvairiais
elementariais prietaisais, kurie reikalingi atlikti stebėjimams ir gebėtų kritiškai mąstyti ir analizuoti informaciją. Taip pat labai svarbus mokinio amžius. Teigiama, kad jaunesnio amžiaus mokiniai dar negali atlikti ilgesnį laiką atlikti stebėjimų, nes negeba išlaikyti dėmesio. Tai vyresnieji mokiniai linkę atlikti stebėjimus kruopščiau ir išlaiko dėmesį ilgiau, tačiau visgi labai yra svarbus ir mokinio tas motyvuotas nusiteikimas, o dažniausiai motyvuotą nusiteikimą būtent ir turi jaunesnio amžiaus mokiniai, kur kas didesnė negu vyresniai. Taip pat yra svarbus ir pedagoginiai veiksniai. Tai pirmasis yra svarbus, atsiprašau, tuo įkvėpsiu, kad tai truputį. Taip, tai pirmasis yra mokytojo įtaka. Tai svarbu, kad mokytojas paskatintų vaiko smalsumą, keltų tam tikrus, kaip ir minėjau, probleminius klausimus, tarsi lydėtų mokinį per stebėjimus tam, kad jis išliktų smalsus. Taip pat yra svarbus dėmesio nukreipimas, tai kaip ir minėjau, jaunesnieji mokiniai dar negeba pastebėti svarbių detalių, tai svarbu, kad mokytojas irgi tarsi lydėtų ir parodytų, ką galbūt mokinys praleido ir tuo pačiu nukreiptų dėmesį siekiant ir išlaikyti tą smalsumą ilgiau. Ir svarbus pasirinkimas stebėjimo veikloms, tai užduotis turi būti aiškios ir struktūruotos ir taip pat užduotis turėtų būti tokios, kad mokinys jas negalėtų jų atlikti pats, bet galėtų atlikti jas su mokytojo pagalba arba su klasės draugo pagalba. Kitaip tariant, išlikti toj savo artimosios raidos zonai. Toliau apie mokymosi aplinką, tai svarbu, kad mokinys galėtų bendradarbiauti ir taip mokytųsi argumentuoti ir taip pat dalinti savo žiniomis su kitais. Taip pat yra ir labai svarbi komunikacija su mokytoju, tam, kad jis įgytų tų gamtamokslių sąvokų. Ir taip pat svarbi objektų ir reiškinių įvairovė, tai kad mokinys galėtų paliesti kuo daugiau objektų savo aplinkoje, kurie stimuliuotų vaiko jutimo organus. Taip. Tai atliktas tyrimas, kurio metu siekta išsiaiškinti stebėjimo metodo taikymo galimybės bei jo poveikį antros klasės mokinių dalykiniams žinioms ir stebėjimo gebėjimams. Tai tyrimui buvo pasirinkta vienos Vilniaus mokyklos antra klasė. Tyrime dalyvavo 18 mokinių, iš kurių 11 buvo mergaitės ir 7 berniukai. Tyrimui atlikti buvo pasitelktas kuriamosios veiklos tyrimas, mokinių apklausa ir mokinių darbų analizė. Tai orų stebėjimas vyko 25 metų lapkričio gruodžio mėnesiais, kuomet oras ir būna permainingiausias. Ir šis stebėjimas truko 4 savaitės. Stebėjimas sudarė įvadinę pamoką, orų stebėjimas, apibendrinamoji pamoka ir testavimai prieš veiklas ir po jų. Tai testavimų metu mokinių žinių pokytis buvo įvertintas pasitelkus skirtingo lygio užduotis, kurios reikalavo žinių, supratimo, analizės ir interpretavimo. Taip pat testavimų metu buvo atliekamos apklausos, kurių metu buvo vertinama mokinių patirtis arba lūkesčiai veikloms. Tai štai čia pateikiau testavimų schemą, tai kad būtų aiškiau suprasti, kada buvo atliekami testavimai. Tai pirmasis testavimas įvyko prieš įvadinę pamoką apie orų stebėjimą, tuomet sekė pamoka, antrasis testavimas, tuomet 4 savaičių trukmės orų stebėjimas, apibendrinamoji pamoka ir trečias testavimas. Tai dabar šiek tiek apžvelgsime, kaipgi atrodė ta įvadinė ir apibendrinamoji pamoka. Tai pirmosios pamokos metu mokiniai susipažino su meteorologinėmis sąvokomis, mokėsi jas panaudoti apibūdinant orų sąlygas. Tai jiems buvo pagamintos laminuotos kortelės, kuriuose buvo pateikti orų ženklai ir taip pat pateiktos meteorologinės sąvokos, tokios kaip perkūnija, lijundra ir panašiai. Taip pat dirbdami paruose, mokiniai, kadangi jau mokėsi apie temperatūrą matematikos pamokose, tai analizavo orų prognozių žemėlapius ir juos pristatė klasės draugams. Tai vaikai galėjo ne tik pasimokyti dar apžvelgti orus visoje Lietuvoje, bet taip pat ir
turėjo tokį tarsi vaidybinį žaidimą, kurio metu daugelis netgi labiau orientavosi ne į pačią informaciją, kurią pristato, bet labiau norėjo suvaidinti orų pranešėjus. Kaip? Oi, žinokit, nespėsiu bendras. Taip, tai tuomet aptarėme, kas sudaro orų prognozę, susipažinome su meteorologinėmis stotelėmis, vaikai mokėsi nustatyti pasaulio šalių kryptis, tai klasėje nustatinėjo, kurie daiktai yra į šiaurę, į pietus, į vakarus ir panašiai. Tuomet į pamoką atsinešiau plaukų džiovintuvą, kurio pagalba uždėjus ant stulpelio tokią kaip ir juostelę, kaspinėlį, pučiau su plaukų džiovintuvu ir jie turėjo pasakyti, tai iš kurios pusės tas vėjas pučia. Ir galiausiai aiškinamės, kad juostelė priešingai yra nei ten, kur juostelė pasisukusi, tai išsiaiškiname šitą dalyką tam, kad vėliau vaikai galėtų tikslingai užrašyti tais duomenis patys atlikdami stebėjimus. Tuomet vaikams buvo pristatyti stebėjimams reikalingi prietaisai, paaiškinta jų paskirtis ir naudojimas, tai prietaisus dar parodysiu sekančioje skaidrėje. Išsiaiškinom, kaip tikslingai užrašyti tos duomenis, kur reikia parašyti temperatūrą, kur reikia parašyti centimetrus ir kitus matavimo vienetus. Tuomet mokinius paskirstėme grupėmis ir grupėms priskyrėme atsakomybės, tai čia yra pavyzdinė atsakomybių pasiskirstymo schema. Tai pavyzdžiui, pirmoji grupė pirmąją savaitę stebėjo oro temperatūrą, antrąją savaitę jos pareigos keitėsi ir ta grupė stebėjo vėjo kryptį. Ir tam, kad išlaikyti mokinių susidomėjimą ir tam, kad galėtų pabandyti visko po truputėlį, tai buvo būtent pritaikytas šitas toks karuselės būdas. Ir štai čia pateiktos nuotraukos, kokius matavimo prietaisus įrangą turėjome. Tai buvo vėjo kojinė, tokia meteorologinė, kurią pastatėme mokyklos kieme ir pasirūpinome, kad vaikai per langą galėtų pastebėti tą kojinę praeidami. Ir taip pat, kad ji būtų atviroje vietoje, ant jos pritaisėme pasaulio šalių krypčių kortelę, kad nereikėtų kiekvieną kartą eiti su kompasu nustatyti tos vėjo krypties. Taip pat panaudojame dėžutes matuoti krituliams, tai buvo piltuvėlis plastikinis, kuris buvo skirtas pamatuoti lietaus kritulius ir dėžutė, kuri buvo skirta pamatuoti sniego kritulius. Ir klasėje turėjome štai tokį kampelį, kur taip pat galite matyti, gal ten apačioje buvo ir atsakomybių juostelė, tai buvo priklijuota kokia grupė, kurią savaitę atsakinga už tam tikrą veiklą, taip pat buvo orų kortelės ir orų stebėjimo lentelė. Antrąją pamoką, tai trumpai gal tada aptarsiu, kad apibendriname tuos duomenis, aptarėme, kuo skiriasi pirminiai, antriniai, nusprendėme, kokiegi buvo mūsų surinkti duomenis. Tai mokiniai gavo skirtingas užduotis, jiems buvo priskirtas tam tikras meteorologinis rodiklis. Tai veiklos lapai nors ir buvo pateikti skirtingi grupėms, tačiau jų struktūra išliko panaši, tikrai skiriasi klausimai susiję su tam tikru meteorologiniu rodikliu. Ir mokiniai išsiaiškino, kaip tos duomenys perkelti į duomenų lentelę. Ir žingsnis po žingsnio mokiniai atlikinėjo užduotis, kol galiausiai atsakinėjo į klausimus susijusius su surinktais duomenimis ir šių klausimų pagalba formulavo išvadas, kurias pateikė plakato forma bendrame klasės plakate. Tai rezultatai galima pastebėti, kad pirmojo testavimo metu prieš visas veiklas bendrai surinktų balų, atliktų užduočių balų buvo 108, tuomet antrojo testavimo metu po pamokos pirmosios jų buvo 122 ir trečiojo testavimo metu po visų veiklų skaičius reikšmingai išaugo iki 133. Tai kaip ir minėjau, buvo vertinamas ne tik mokinių žinios, bet ir lūkesčiai veiklai. Tai pirmojo testavimo metu jiems buvo pateiktas teiginys, norėčiau sužinoti, kurį mokiniai turėjo užbaigti. Taigi užbaigė atsakydami įvairiausiais klausimais, kuriuos suskirsčiau 4 kategorijas. Tai galbūt jau jų neskaitysiu dėl laiko stokos, bet galite peržvelgti. Kai kurie klausimai tikrai buvo įdomus ir padėjo pačiai man organizuoti veiklą, nes kai kurių dalykų net nesusimąstyčiau, bet kurie būtų įdomus vaikams. Aišku, buvo ir klausimų, kuriuo atsakyti negalėjau, kai mokiniai klausė, ar kosmose lyja ir panašiai, koks oras bus po 1000 metų, tai šių klausimų atsakyti nepavyko. Ir galiausiai, kokius gebėjimus ir žinias mokiniai įgijo, tai patys mokiniai atsakė, kad jie sužinojo apie tai, kaip susidaro vėjas, apie pasaulio šalių kryptis, kas yra meteorologas ir koks yra jo darbas, sužinojo apie vėjo stiprumo nustatymą,
išmoko naudotis termometru ir braižyti diagramas bei suprasti diagramose pateiktus duomenis. Tai apibendrinimas, kad stebėjimo veikla daugeliui sukėlė teigiamas emocijas, veiklų prasmingumą ir veiksmingumą įrodo mokinių žinių pokytis bei pagerėjo įgūdžiai. Veiklos metu vaikai tapo atsakingesni, savarankiškesni ir įžvalgesni. Taip pat didelę įtaką turėjo ir mokytojos pasirengimas organizuoti sistemingą stebėjimą ir pritaikyti būtent veiklos planą atsižvelgiant į mokinių iškeltus klausimus ir interesus. Ir taip pat šis metodas suteikia galimybę ugdyti ne vieną gebėjimą, tai buvo galima integruoti skirtingus mokomuosius dalykus. Pavyzdžiui, paskutinėje apibendrinamojoje pamokoje integravome matematiką arba informatiką, kuomet mokiniai mokėsi tvarkyti duomenis. Šiuo metu atlikome ir sraigės stebėjimą, tai buvo integruojamas ir kalbinis ugdymas, kuomet mokiniai turėjo parašyti tarsi apibūdinimą, tai tikrai metodą galima įtraukti ir į kitus mokomuosius dalykus. Šnekėsiu apie pasaulinį biblioteką, o biblioteka visas pasaulis. Mūsų darželis yra miesto centre, gamtos gal aplink tokios nėra, bet pati gamta labai graži. Daug medžių senų, kaštonų ypač, taip kad galima atlikti įvairius stebėjimus ir darželio kieme. O čia kiekvienoje grupėje buvo įrinkta bibliotekos. Bibliotekos buvo įrinktos iš gamtą tausojančių medžiagų, iš panaudotų lentų, ir jos skyrėsi negu kaip ir kitos anksčiau buvusios originalios bibliotekos, kiekvienos grupės. Gamta tai pati seniausia ir išmintingiausia biblioteka. Joje galima keliauti po pasaulį, neišeidami iš savo miesto ir net kambario. Viena knyga gali nukelti mus į atogrąžų mišką, kita į kosmoso platybes. Gamta knyga praturtina vaikų patirtį ir mokymosi procesą. Skaitimas vyksta ne vien tik tai grupėje, jisai gali vykti grupėje, namuose, lauke, kiekvienoje erdvėje. Grupėje yra ramybės kampelis, kur vaikai gali ramiai įsisėsti ir vartyti, diskutuoti, atrasti reikiamos informacijos apie stebėtus augalus ir gyvąją gamtą. Dažnai lankomės Vilniaus miesto Kalvarijų bibliotekoje. Čia kur bibliotekos darbuotojai ir kiti edukatoriai pradeda įvairias veiklas. Čia yra įdomi veikla buvo su gamtininku Paltanavičiumi, kuris pasakojo, kad norėdamas parašyti apie gamtą, sukurti pasaką, pirmiausia eina į gamtą, stebi dieną ir naktį. Susitikimai su rašytoju vaikams paliko labai didelį įspūdį. Vaikai klausinėjo, domėjosi, kaip jisai stebi, ką daro. Paskui vaikai medžiojo balsus paukščių ir buvo labai patenkinti. Vaikai šiandien tolsta labiau nuo gamtos, praranda kontaktą su aplinka, mažėja skaitymo motyvacija. Todėl stengiamės pastebėti gamtoje, ką pastebime gamtoje, ieškoti bibliotekoje, knygose, enciklopedijose ir pagilinti žinias. Žiūrėdami mokomuosius filmus, ieškodami knygose, enciklopedijose, susipažinome su planetomis. Vėliau gaminome iš sniego planetas. Kiekvienas pavadino savo planetą, nudažė, kadangi buvo šalta žiema, išdėliojome lauke aplink Saulę planetas. Taip pat daug bandymų darome su vandeniu, ledu, čia sušaldyti vanduo, sušaldytas su įvairiais ornamentais, paskui vaikai nagrinėja, žiūri per padidinamąjį stiklą, mikroskopą, kaip keičiasi vanduo, kaip virsta į ledą. Taip pat iš kartoninių saldainių dėžučių gaminame iš sagų, gamtinės medžiagos, vaikai kūrė išgalvotas pasakas, kurios leidžia vaikams vizualizuoti istorijas ir atgaivinti personažus. Vaikai pagaminė tas paveikslus, tokius knygeles, paskui juos pristatė. Tokie pristatymai
skatina pasitikėjimą savimi, viešojo kalbėjimo įgūdžius ir gebėjimą paaiškinti savo kūrybinį procesą. Vaikai vertino darbus, uždavė klausimus, padėjo vieni kitiems. Pristatymai tokie kūrė vaikų bendruomenę, kur kiekvienas vaikas jaučiasi išgirstas ir vertinamas, bei stiprina savigarbą. O čia irgi Kalvarijų bibliotekoje išsiaiškinome, kur žmonės rašė anksčiau, kur užrašydavo žodžius, sakinius, visą informaciją. Išsiaiškinome, kad buvo rašyta ant papiruso, tai papirusas yra augalinės kilmės iš papiruso alpių, iš papiruso palmių, kurios auga Egipte. Taip pat išsiaiškino, kad dar rašydavo ant pergamento, kuris yra iš gyvulio odos padarytas. Ir paskui mes bandėme rašyti įvairius ženklus, raides ant modelino ir įsivaizdavome, kad mes rašome ant pergamento arba ant papiruso. Vaikai labai mėgsta stebėti gamtoje. Vaikai pakvietė mane ir sako, kad čia užaugo, kiaušinį padėjo turbūt. Čia kaštono drevėje. Tai dar aukščiau pasilypom žiūrėti, bet tikrai atrodė kaip kiaušinis iš šalia. Paskui kitą dieną žiūrim, kad užaugo jau grybas. Dar po kelių dienų dar jis užaugo labiau. Ir paskui baigė savo gyvenimą. Tai jie stebėjo savaitę, truputį daugiau laikotarpį, kaip užaugo grybas. Nors atrodė visai nepanašus į grybą. Taip pat vaikai kūrė įvairius meno dirbinius gamtoje, iš žolių, iš visokių pagaliukų, gėlių. O čia berniukas, tai jisai visada vaikšto apie krūmus, apie medžius ir visą laiką kažko ieško, ką atranda ir jis kažką daro. Čia jisai sakė, aš padariau kirmėliukų parką, kuriu. Sakau, bet tai tų kirmėliukų čia nėra. Tai palauk, reikia kirmėliukų, tai... Logiška. Su logika. Didelę reikšmę turi tekstų kūrimas apie gamtą, pasaulio pažinimas, gamtos tyrinėjimai, dailė, kūryba iš gamtinės medžiagos, etika, atsakomybė už aplinką. Gamta bibliotekoje, tai šalia bibliotekos yra ir augalų kampelis, žalioji palangė, kai kiekvieną pavasarį kaip ir visi turbūt sodiname svogūnus, jau matuojame kiek kada pasodinom, kada kiek išleido tokio ilgumo laiškai. Taip pat, kaip ir sakiau, kad yra labai daug kaštonų, tai vaikai labai iš kaštonų įvairius darbelius daro ir čia lauke dėlioja. Prisineša namo daug kaštonų, ir tėvai sakė, kad nenešti daugiau. Sodina, va net užauga daigeliai, gan greit vazonė. Patinka vaikams tyrinėti. Čia biblioteka gamtoje. Kieme turime irgi bibliotekas. Irgi iš antrinių žaliavų padaryta. Ir čia yra knygutės. Vaikai pasiima ir skaito. Knygelės. Gali atsinešti, atsineša, pasidalina. Taip pat gamtoje, čia mes buvome ūkininkės Genovaitės sodyboje, tai supažindino, kaip augo augalai, su žemės ūkio technika, vaišino blynais, arbata ir vaikai diskutavo, ką matė ir ką sužinojo daugiau. Dabar taip. Ir kokiagi nauda gamtos ir bibliotekos tarpusavio ryšio? Didėja skaitymo motyvacija, gerėja emocinė savijauta, ugdomas kūrybiškumas ir stiprėja ryšys su gamta. Gamta ir biblioteka puikiai papildo viena kitą netradicinėse erdvėse, skatina aktyvų mokymąsi ir kuria patirtį. Svarbiausia – nebijoti eksperimentuoti. Lankstus veiklų planavimas leidžia prisitaikyti prie oro sąlygų, sezoninių pasikeitimų, vaikų
nuotaikos interesų ir numatytų aplinkybių. Bendradarbiavimas su bendruomenė ir viešųjų bibliotekų, tėvų, kolegų įtraukimas praturtina ugdymo patirtį ir suteikia papildomų išteklių. Taip kad kviečiu mus visus būti ne tik tai skaitytojais, bet ir atsakingais pasaulio knygos puslapių saugotojais. Mokykimės iš gamtos, kurkime, skaitykime, dalinkime ir saugokime tai, kas mums patikėta. Ačiū.